Labadiena visiems lietuviško futbolo gerbėjams, jūsų ekranuose Raudondvario stadionas ir jame susitiks Kauno rajono Hegelman ekipa ir Marijampolės Sūduva. Į priekį link greitojo mato Vareikos, tai gali būti pavojinga. Hegelman kontrataka, Vareika ir toliau su kamuoliu, jo perdamas kairė koja, puikus perdamas, smūgis į vartus ir 1-0. Maiklas Tuikas pelno šį įvartį, bet čia reikia visų pirma pagirti visą Hegelman komandą, kaip kokybiškai jie sugebėjo pristatyti kamuolį iš savo aikštės pusės į nusprendžia tęsti savo išpolį. Šedras, Tuikas, Vareika, Ušinis. Gražinamas kamuolys kiek atgal, Antanavičiaus smūgis iš baudos aikštelės, labai pavojingas smūgis ir įspūdingo grožio smūgį pelno dabar Domantas Antanavičius. Fantastiška, išvalo visiškai voratinklius iš Sūduvos vartų devyniukės. Kiek per daug laisvės šiame epizode gavo Domantas ir būtent antroje šio sezono pusėje šioje pozicijoje dažnai ir matome šį futbolininką. Čia dar vienas ant vėjos Dariušas Stankevičius, Šmėnas Švilpukas ir vėl tyli. Upstas išmuša kamuolį, čia Burbos smūgis iš labai toli, bet šis smūgis jokio pavojaus nesukėlė. Greičio savybės Matas Vareika, bet susitvarko galiausiai su juo Sūduvos gynyba. Burbos, sunku pasakyti, galbūt tai buvo ar bandymas smūgiuoti, smūgis į vartus, galiausiai pavyksta ir Rokas Filipavičius švelnina atsilikimą. Vis dar žvalgosi į rungtynių arbitrus. Marijampolės Sūduvos žaidėjai taip nedrąsiai besidžiaugianti šiuo įvarčiu, bet grįžta kamuolys pas Giedrių Zenkevičių. Čionais ties klaidos riba žaidžia sūduviečiai. Antanavičius, Ušinis, jo smūgis ir gauna. Filipavičiaus perdavimas ir Arijus Bražinskas kumščiuoja kamuolį. Stankevičius nepavyko vienu lietimu smūgiuoti kamuolį, nors atrodė visai ir patogiai kamuolys tenais. Su kamuoliu prieki Maiklas Tuikas ir tenais Leo Ribeiro, būtent pastarasis dabar ir gavo kamuolį. Pasitinka iš arti Zotko, Leo Ribeiro bandymas smūgiuoti artimą į vartų kampą. Kamuolys atšoka, Maiklo Tuiko smūgis ir Giedrius Zenkevičius traukia šį kamuolį. Tiesa, Hegelman ir toliau lieka su kamuoliu. Ribeiro, Vareika siekia šio kamuolio, rikošetas ir visgi pavyksta iš Filo perdavimas. Ir sumaištis, kurgi tas kamuolys, visgi šiaip netaip Hegelman apsigina. Pabando numetinėti kamuolio Duenį. O čia pražanga nėra užfiksuojama, smūgis iš toli, kurį atlieka Maksimovičius. Labai pavojingas smūgis, kamuolys visai netoli. Kauno rajono Hegelman komanda iškovojo pergalę rezultatu 2-1. Oficialiai dabar jau ši komanda užima Top Sporto lygoje antrąją vietą. Ta pati maloniausia akimirka, kurios ši ekipa laukia visą šį sezoną. Tikrai labai džiugu už Kauno rajono ekipą. Taigi sveikinam visus šios ekipos žaidėjus, trenerių štabą bei visus sirgalius su Top Sporto lygos antrąją vietą.